Labas rytas, tai sveikiname su jumis iš Barselonos. Aurėja tęsia mūsų kasmetinę tradiciją kažkur keliauti maždaug prieš naujus metus ar po naujų. Pirmą kartą buvom Malagoj, tada važiavom praeitais metais į Porto ir dabar į Barceloną. Aurėjai pirmas kartas Barcelonoj, man antras. Atskridom vakar ir šiandien ryte atsikėlus pasiėmiau GoPro pradėti filmuoti. Ir pamačiau, kad pasiėmiau ne tą atminties kortelę. Tai šiandien pabrančinom, labai skaniai pavalgėm. Gaila, kad neparodžiau, bet Instagrame įkėliau. Labai faina vieta, labai instagraminė, bet ir labai skani ir didelės porcijos. Ir nuėjom, nusipirkom dabar normalią atminties kortelę ir pradėsim filmuoti. Tai šiandien yra ketvirtadienis, o mes čia būsim 19 laipsnių iš Danijos, kur yra žiauriai šalta ir belekiek sniego. Ir būsim čia iki sekmadienio. Šiandien norim aplankyti kuo daugiau tokių lauko vietų, nes yra geras oras, kadangi rytoj gali būti, kad lis. O rytoj turbūt kažką bandysim daryti viduj, nes matėm, esam išsisaugusios gan nemažai vietų, ką norim aplankyti, ką norim pamatyti ir nuveikti. Tai teks prioritizuoti. Čia bus unikos. Aha. Jo, pasimsim visą kelionę jūs kartu. Tai gausis vienas, netrumpas turbūt, blogas. Tai vienas pirmųjų dalykų, ką atėjom pasižiūrėti, tai yra Gaudžio architektūra. Labai daug yra jos Barcelonoje ir iš tikrųjų labai įspūdingai ir įdomiai atrodo. Ir eilė įeiti į vidų, bet mes į vidų tikrai neįsim. Dar vienas Gaudžio darbas. Šitas, man atrodo, dar gražesnis. Labai jisai turi specifinį stilių, vėl labai daug žmonių laukia. Bet tikrai tokie įspūdingi pastatai. Aš šiaip nesu labai didelė architektūros mylėtoja, bet į šitus tikrai norisi sustoti ir pasižiūrėti. Labai gražus. O ten aišku Sephora yra, bet šiandien į Sephora neįsim, nekankinti Aurėjos. Šiaip dar vienas dalykas, kad Barcelonai reikia žiauriai saugotis vagių, visokių žodžių apiplėšimai, vagystės, užpuolimai ir visa kita. Praeitą kartą, kai buvau Barcelonoj, labai pasisekė, tikrai pasisekė, nes aš nuoširdžiai visiškai negalvojau, nesaugojau ir panašiai. Tai šį kartą labai apie tai nuolat galvojam, tai užsidėjau rakinuką ant kaklo, tiesiog, kad maloniai jausčiaus, nežinau, kad kaip bloginu, labai atsipalaiduoju ir pamirštu viską, kas aplinkui vyksta. Kalbėjau su savo bendradarbiu, jisai yra ispanas, bet jis ne iš Barcelonos. Ir kažkur, nežinau, ne tik tai Valencijoje gal jis gyvena. Tai vienu žodžiu jisai man sakė, kad su ispanai kitaip elgiasi Barcelonoje, aišku, mažiau apiplėšia ir taip toliau, bet labai dažnai dar vieni kitiems sako, žiūrėkit savo telefonus, prižiūrėkit savo piniginės. Tiesiog eina žmonės gatvėj ir kužda tau jausi, kad prižiūrėk savo daiktus, nes tave gali apvogti. Žinokit, Aurėja pati pasiūlė į Sephora įeiti, tai einam greit prabėgsim. Pažiūrėsim, ar yra kažko, ko nėra Danijoje. Nu, pavyzdžiui, Danijoje nelabai yra Rembeauty, bet nežinau, ar mane iš tikrųjų iš jų kažkas domina nelabai. Sephoraje atsirado naujas tušas, kuris labai pakelia, tai būtų šiaip įdomu. Oi, ne, labai nepatinka man Mario Badescu. Mano mėgstamiausia pudra iš Make Up For Ever. Žinokit, turiu Rabanne šitus kvepalus, gavau kažkada iš advento kalendoriaus, bet kad jie turi makiažą, aš niekada nemačiau ir negirdėjau. Labai keistai atrodo. Geras, tikrai niekada nesu mačius. Parodyk savo saujas. Pilna prisigrebėjau. Įėjom 2 minutėm. Nusipirkau makiažą, nes radau Make Up by Mario, nes pas mus Danijoje jo nėra. Tai labai dėl to džiaugiuosi. Ir dar pasiėmiau tą naują buvo Sephoros tušą. Ką aš dar pirkau? Viskas gal. Aurėja nusipirko vandens. Nes jau ištroško nuo tokio karščio. Stay hydrated. Ir dabar einam toliau. Parodysiu vakare, ką nusipirkau. Labai nekantrauju, nes apie tą Mario bronzerį tai girdėjau labai daug. Ir apie lūpdažį irgi tokią nusipirkau kaip lip balm. Ir dar oro uoste vakar pirkau iš Clarence, ten yra lip oil. Tai irgi girdėjau tokių miksuotų atsiliepimų, bet man jisai jau labai patiko, žiauriai fainas. Toks visiškai nelipšnus, labai malonus, nu vienu žodžiu. Tai va, man atrodo su makiažo pirkimais jau viskas. Aurėja mus atvedė į Katalonijos aikštę, kuri nėra niekuom įspūdinga iš tikrųjų, bet jo, čia Milano vaibas. Ten Primarkas yra toliau labai fancy, jau irgi Aurėja užmatė. Bet ne šiandien. Aurėja dar nebuvo nei kartą pasiėmus telefoną kažką filmuoti ar fotografuoti.
Bet balandžius Gaudė taip pradėjo filmuoti ir fotografuoti. Mano buvusi bendradarbė labai bijojo balandžių. Ir kai mes važiavom į Milaną ir kai buvom toje aikštėje pagrindiniai, kur belenkiek yra balandžių, jinai, ta prasme, sustingus čiut nebuvo. Jinai taip bijo. Ką jinai daro? Nelabai traukėsi. Žinok, man atrodo, jie žino, kaip elgtis. Greičiau jie ant tavęs užliptų, nei tu ant jų. Ratom tokią labai jaukią vietelę paelai vakarieniai. Jau planuojam vakarienį. Jau planuojam, nusifotografavom, gal grįšim. Labai daug fainų tokių mažų parduotuvėlių. Tai mes čia jau einam dabar per antrą vietą, kur mum Aurėjos draugė siūlė praeiti pasivaikščioti. Ir turbūt vėliau jaučiu judėsim į centrą arba prie vandens, ne? Prie vandens. Prie vandens. Kokie nerealūs. Pažiūrėkit, kokio didumo prie rankos ir jie gyvi augaliukai. Nu jau jeigu Aurėja tokio nepirks, tai nežinau tada kokia jinai gėlininkė. Man kaktusai nepatinka. Nepatinka? Nebe. Eik tu kaip gražu pažiūrėti. Žiauriai fainai. Ir žiūrėk dar Kiss Flower. Va čia tai egzotika. Dar vienas dalykas mūsų sąraše yra štai šitas turgus. Girdėjom gerų atsiliepimų apie jį. Mes jau esam kadangi pavalgysios, tai nieko čia nepirksim, bet sakėm, kad jeigu netyčia nebeužeitume čia daugiau, greitai tiesiog praeisim pasižiūrėti, bet šiaip idealiam pasauliu mes dar turėtume čia sugrįžti. Nupirkau Samui prieskonių, nu tiksliau druskų skirtingų. Einam į vaisių. Fotkina palmę, Monika. Yra Fotografavau tavo mėgstamiausias palmes. my spiritual tree. Pasiekėm Barcelonetą šiaip ne taip. Įsitaisėm, žodžiu, tai pasiėmėm papajos. Čia yra kažkokia, kokia buvo? Indoneziška papaja, vyšnių ir neatsimenam, kaip šitas vadinasi. Bet manau žinosi. Čia labai įdomu. Sakė labai saldus, tai net neįsivaizduoju, ką čia valgyti. Keivis, bet be skonis. Ne taip saldu, kaip sakei. Bet skanu, man skanu. Labai daug mėsos. Mėsos. Žinai, ką primena? Dabar nežinau ką, bet kažką primena. O diau, kaip skanu. Aha. Gal biški vynogės. Tokias labai prisirpusias. Bet su kažkokio kokoso čia kvapu kažkas. Nu, kai valgai. Ai. Kiekviena detalė, viskas ir tokia milžiniška. Nu, labai graži tikrai. A, ne. Nuotraukos visiškai netitinka realybės, pavyzdžiui, kai internete žiūrim, nes Aurėja irgi sako, nuotraukose visiškai kitaip atrodė. Tikrai yra labai įspūdinga bažnyčia. Tarp kitko, Aurėja sakė, kad šita bažnyčia yra įtraukta į UNESCO paveldą, tai nu, nenuostabu. Atėjom į parkelį, kuris yra grinai šalia. Iš čia labai gražiai atrodo bažnyčia. Einam dabar pasižiūrėti tokią terasą, nes Aurėja yra išsisaugojus, kur galima užlipti ant viršaus, ant stogo ir nuo ten irgi matosi labai gražiai bažnyčia. Tai bandysime eiti ten žiūrėti, kas ten gero ir paskiau jau sėsim atsigerti. Change of plans. Nuėjom ten, pasirodo reikia rezervacijos, tai išėjom ir vis dėlto nusprendėm dar nueiti iki Park Güell, kad šiandien išnaudoti gerą orą visom svarbiausiam lokacijom. Tai pusvalandį laiko paeisim, nusprendėm eiti, o nevažiuoti, nes gaunasi tas pats. Ir ko mes čia susirinkom, jei ne belekiek vaikščioti. Žodžiu taip, mes visada, čia yra tradicija, kai reikia ieškoti vakarienės, taip mes bastomės kelias valandas, kol mes kažką randam. Kol mirštam. Jo, ir dar susipykstam. Vienu žodžiu, tai nusprendėm galiausiai tiesiog pasigūglinti, o ne ieškoti kažko vietinio.
nes nelabai ką matom ir norim kažko arba kas būtų lauke ir būtų šilta, arba viduj ir jauku. Nes biškai jau vėsoka taip apsirengus, o iki namų tikrai nevažiuosim. Tai radom vieną labai gerai vertintą, bent jau tik tokią vietą. Sako, ten geras yra paelas. Radom savo vietikę. Žodžiu, tai pavalgėm paelą. Buvo šiaip skanu, bet mane asmeniškai tai šiek tiek nuvylė. Už tai, kad... Jo, aš turėjau labai nusiteikimą, kad bus žiauriai gerai, nes taip tikrai galvojau. Jo, bet buvo gerai, viskas buvo skanu, bet porcija buvo gan mažytė, pirmas dalykas. Kitas dalykas, jūrų gerybės buvo vos įmatomos. Biškai man trūko, aš, pavyzdžiui, dar valgyti visai noriu. Kas čia vyksta? Čia užgavėnės. Na, grįžom namo, tai taip atrodo mūsų kambarys, nes čia praktiškai tik kambarys ir yra. Tai daug neturim, bet daug ir nereikia, ir tada yra tualetas. Tai užsukom vis dėlto ir į Primarką, už tai, kad vis dėlto nusprendžiau pasiimti batus, tokius pasiėmiau už 7 eurus tokią Barbie maikę. Tiesiog po namus, bet jaučiu gal ir miestą jėdėsios, nes nieko neturiu su savim, tai praktiškai neturiu su ko miegoti. Tada paėmiau Samui tokius, čia yra visokių rūšių druska. Tada nusipirkau Make Up by Mario, čia yra stikas. Tada irgi Make Up by Mario, čia yra Plumping Lip Serum. Tada pasiėmiau tokį naują Sephoros tušą. Ir tada pasiėmiau Sephoros pieštuką. Labai tiesiog norėjau pabandyti jų kokybę. Tai va, labanakt. Nu, tai pasiruošiam, žodžiu. Pasidažiau su nauja kosmetika. Visų pirma, naudojau Make Up by Mario bronzing stiką. Iš tikrųjų, spalva gan buvo tamsoka, nors pasiėmiau patį šviesiausią. Nu, nežinau, šiaip kol kas gal visai nieko, nes pirmą kartą panaudojau, bet nėra pats mėgstamiausias kol kas, tai tikrai, nes tas, kur naudoju Rare Beauty, man kur kas labiau patinka. Tada naudojau tušą naują Sephoros, tai visai patiko. Ir tada lūpdažį. Pieštuką lūpų iš Sephoros, labai fainas kol kas, nežinau kaip išsilaikys, bet taip maloniai, kaip sviestas tepėsi. Ir labai graži spalva, bent jau man labai patinka, tokia į rožinumą, bet tokia į nude, nu žodžiu, labai tokia prigesinta rožinė, kaip man patinka. Ir tada Make Up by Mario tą kaip ir blizgi, neblizgi vazeliną su spalva, nu vien žodžiais toks nudinis, tai labai blizga, biški šaldo lūpas, irgi labai patiko. Tada dar nusipirkau, vat oro uoste, kaip sakiau, iš Clarins, šitą lūpų aliejų, tai labai fainas irgi ir spalva tokia pasiėmiau oranžinė. Dabar jau esam beveik susiruošusios ir važiuosim į vieną brunčo vietą, vadinasi Eat My Trip. Dar viena vieta, kurią esam užmačiusios TikTok'e ir atrodė labai labai faina. Tai vat pavalgysim ten ir tada turbūt galvosim, ką nuveikti viduj kažkur. Ir po to varysim jau apsipirkinėti likusią dieną. Atėjom į vietelę, užsisakėm jau kavos ir maisto. Mums labai pasisekė, kad visada būna vietos, kur atsisėsti, nes šiaip dažniausiai populiariose vietose viskas būna užimta. Atėjo mūsų maistas, tai aš užsisakiau panašiai kaip vakar. Čia yra kaip ir sumuštinis su guacamole, kiaušinienė ir lašiša. Labai skaniai atrodo, labai panašiai vakar valgiau, bet tiesiog aš esu pusryčiam tokia gan išranki. Ir šiaip aš nevalgau kiaušinių, tai dabar bandau prisijaukinti kiaušinius. O Aurėja užsisakė varškėčių. Žiauriai skaniai šiaip atrodo. Žodžiu. Man atrodo, būsim vėl su pusryčiais pataikysios. Pasiūlė vienas darbuotojas ateiti čia viršų į terasą. Aurėja, kaip tau patiko ikono? Ikonos? Nieko visai? Visai nieko. Buvo verta? Kai lietinga diena, tai jo. Bevažiuodamos traukiniu supratom, kad mums reikia išgerti sangrijos. Tai
Atsisėdom dabar prieš pradedant apsipirkinėti. Atsigersim, dar Aurėja šiek tiek pasiėmė bulvyčių už tai, kad visiškai nepavalgė pusryčių ir neskanu buvo. Ir tada pradėsim. Žinokit, nieko nerandu. Gal dėl to, kad jau išgeriau vyno, nežinau. Praktiškai vieną pižamą įsidėjau. Tiek daug krūvų prisijėmiau. Žiauriai daug. Taip tingiu matuotis, bet labai viskas su nuolaidom. Nerodysiu to, ko visiškai neužsidėjau, nes buvo tokios kelnės vienos. Turiu tokį kostiumėlį. Šiaip iš nugaros gražiai, gal kad tos kelnės neišlygintos, tai taip nekaip atrodo. Ne, man atrodo, kad gal ne, nežinau. Tokia šita gražia suknelė, jeigu ne šita dalis. Aš jau daugiau praktiškai nesusisegu. Žiauriai graži. Tai grįžom namo, parodysiu, ką nusipirkom, pavalgėm ir iš tikrųjų jau nebeturim jėgų, nežinom, kas mums yra, bet kažkaip tos jėgos su kiekviena diena silpnėja. Tai Primarke nusipirkau tokių juostų ant galvos. Ko tai nu, aš mačiau, merginos labai gražiai užsideda, tai kažkaip susigundžiau pabandyti. Tada pasiėmiau tokių segtukų, tai labai faini ir atrodo iš tikrųjų gan patvarus, tai tikiuosi, kad tokie bus. Tada Aurėja nusipirko tokius trisakius. Nusipirkau tokią maikę ir jai nusipirkau tokius šortus, tai užsidėsiu, parodysiu. Tada nusipirkau prie to paties tokias kojinytes. Tada pasiėmiau tiesiog paprastų gumyčių, nes jau mano baiginėjas ir visos labai pratampytos. Tada pasiėmiau štai tokius su ilgom kelnėm, irgi po namus arba kaip naktinius nešiot. Ir tada tokius kvepalus čia jau iš Zaros, tokia prabangi vanilė. Daugiau šiandien nieko, nes nelabai pavyko mums su tuo shoppingu. Man atrodo, buvo klaida, kad mes išgėrėm vyno prieš. Tai grįžom namo, dar iš tikrųjų yra gan anksti. Man atrodo, dar prigulsim, užvalgysim, pažiūrėsim teliką, pašnekėsim ir jau turbūt lūšim. Tai maikė labai faina, šortai tokie vyriški ir va, koinaitės užsidėjau. Labas rytas, tai šiandien yra mūsų paskutinė diena Barcelonoj. Tai dabar važiuosim pusryčiauti į tokią tropiko vietą, kur atrodo gan įdomiai. Ir šiandien, aišku, norėsim prasivaikščiot, už tai, kad yra geras oras. Šiaip vėsoka, bet nelis šiandien, turėtų būti saulėta arba šiek tiek apsiniaukę. Ir taip pat dar norim šiek tiek apeiti per parduotuvės, nes vakar kaip ir nelabai mums ten pavyko. Čia yra labai faina Sephora, kurioje gali su čiuožykla nusileisti į apačią. O Dievas! Au! Labai fainai pasivaikščiojom, buvom tokiam kaip senamiesty. Tada nuėjom prie Triumfo arkos ir šalia toks gražus parkelis. Tai matė, ten žmonės šoka. Tai turbūt didžiausias highlightas kol kas šios dienos yra žiūrėjimas, kaip tie žmonės šoka, nes iš tikrųjų labai gera energija. Labai fainai, kad žmonės taip susitikę visokio amžiaus, visokie žmonės šoka. Ir mes ten prasidėjom gan ilgai ir pražiūrėjom pirmą vieną grupę, paskiau kitą grupę. Tikrai labai fainai. Grįžom namo, žinokit, mums pro parduotuvės nelabai pavyko praeiti, nes žmonių buvo žiauriai daug, tiesiog eilės, kilometrinės, vienu žodžiu, nebuvo kantrybės mums. Tai Aurėja nieko nenusipirko, vargšė. Aurėja sėdėjo manęs laukia, aš nusipirkau tokią maikę, Britney Spears. Ne Britney Spears čia, aš maniau čia Dua Lipa. Aš maniau čia Britney Spears. Žodžiu, nesvarbu. Tokią maikę, tada tokį tiesiog juodą ilgą sijoną su iškirpte aptempta, nelabai jums čia matysis. Ir tada vos ne tokį patį, štai tokį sijoną. Buvo viskas su nuolaida, tai už šitus 3 sumokėjau gal 28 eurus.
Labas rytas, tai dabar yra Beveik 9. bet nesidažysim nieko, tik nusiprausim, susidėsim daiktus ir keliausim kažkur valgyt ir skrisim atgal į Daniją. Dar vienas dalykas, kurį iš tikrųjų norėjau parodyti, nes vakar visai pamiršau, tai po praeito vlogo, kas mane sekat Instagram'e, tai būsit matę, kad mes praradom pupą. Kai nuvežėm ją pas veterinarą, teko ją užmigdyti, nes jai buvo auglys sparnoj ir buvo įsivėlus infekcija ir tiesiog mums pasakė, kad nėra jokio šanso, kad jinai išgyvens. Ir vakar beinant mieste pamačiau štai tokį buteliuką, tai nusipirkau, kad įsidėti pupos spyglius. Labai panašų nupirkau Danieliui, tik tai pirkau iš Etsy ir ten yra su išgraviruotu jos vardu ir data, kada mes jos netekom. Mielas buteliukas, nes mes turim labai daug jos spyglių nuo tada, kai jinai buvo mažytė ir jai krito spygliai, kad užaugtų nauji. Tai Danieliui tą nupirkau, savo nepirkau. Ir va tiesiog pamačiau šitą buteliuką ir pasiėmiau. Tai vakar irgi labai pradžiugino tas, kad radau, nes irgi galvojau, kur aš šios spygliukus susidėsiu. Mes jau oro uoste, viską praėjom, einam pasižiūrėti, ar jau rodo vartus ir dar paslampinėsim. O, Mango oro uoste. Tai duty free nusipirkau tokius kvepalus. Buvo nuolaida ir bus gerai į darbą ir šiaip jie visai skaniai kvepia. Ir tada dar nusipirkau sangrijos ir atsigerti. Tai filmuoju su telefoną, nes jau GoPro išsikrovė ir nenoriu dabar dėl kelių minučių jo krauti, nes noriu atiduoti jį rytoj Danieliui ir dabar tiesiog pradėjau viską dėliotis, kad mažiau rytoj liktų. Dar su pikseliu užsimsiu, nes būtumėt matę, kaip jis mane į tualetą neleido nueiti, kai grįžau namo. Antiek pasilgo. Ir eisiu į lovą, nes rytoj laukia sunki diena visą laiką po atostogų, kad ir mini atostogos ar ne mini, nesvarbu, būna labai daug darbo atsigriebti ir visiems atrašyti ir, žodžiu, vėl įsivažiuoti į rutiną. Tai tikiuosi labai, kad jums patiko šitas vlogas, kad buvo įdomus ir susitiksime kitame mano video. Ciao!